Ką tu čia numėti? Labas visiems, ilgai nesimatėm. Puikiai, tiesiog dialogas verda. Tai sveiki draugai, mėnesį laiko beveik nesimatėm, jau net neatsimenu kaip į kamerą žiūrėti, kurią čia pusę reikia žiūrėti, net nebežinau. Tai tie, kas žiūrėjot paskutinę seriją, matėt, kaip ištraukiam Kėdainių rajoną, tai šiandien mes tą ir padarysim. Bet važiuosime ne tik į Kėdainius, bet ir Jonavą. Nusprendėm taip sujungti du rajonus. Kai rinkausi vietas, kur važiuoti į Kėdainius, galvoju vėl bažnyčios, vėl viską, ne. Kažką reikia įdomus parodyti, tai išsirinkau kelias vietas, kurias noriu būtinai aplankyti. Bet tų vietų nebuvo labai ilgas sąrašas, todėl nusprendėme dar pajungti ir Jonavą, kas yra visiškai pakeliui. Ir vienoje serijoje du rajonėliai bus šiek tiek įdomiau, daugiau vietų ir panašiai. Tai pradedam važiuoti, ne? Taip. Iki Kėdainių dabar mums 108 km. Važiuojam. Nu ir ką jūs savo galvojat, atvažiavome į Kėdainius tiesiai į Balių. Tiesiai į Baliuką. Einam apsižvalgysim. Agurkų festivalis. Eina savo. Tu pažiūrėk, net į muziejų eiti nereikia. Viskas po ranka padėta. Taip, agurkinius ledus valgysim. Varom ieškosim agurkinių ledų paragauti. Kad jau agurkų festivalis. Šitiek varžtų. Kurgi, nu. Rate šitiek varžtų. Aš gali pažiūrėti taip. Ačiū. Golfą. Ir skrinė yra. Matai, čia tokia bagažinė senovinė. Va, Viliukai, nori pasifotografuoti? Ne, sako. Nu ką, automobilius apžiūrėjom, einam praseisim pro patį senamiestį. Kėdainiai iš vis stebina, aš net neįsivaizdavau, kad čia toks senamiestis yra pas juos. Apsižiūrim.
Žodžiu, užėjom, prisipirkom pilną maišą visko, kas su agurkai susiję. Ir saldainukų, cukraus vatos, ten visko. Paskui parodysiu. Nu, kaip agurkiniai ledukai. Tobuli. Tobulė, ne? Taip. Blemba papuolėme šią Kėdainiuose tiesiai į festivalį, negaliu patikėti dar. Ledai, agurkiniai, nuostabu. Apsilankykite. Gurkė. Taip. Gurkė. Yra ir alaus. Yra ir agurkinio alaus. Apsilankykite į Gurkę, jeigu jūsų pilvas gurgia. Tai visai šalia rotušės stovi va tokia va bažnyčia. Ir jos rūsyje yra Radvilų mauzoliejus, kur guli Radvilas. Tai pabandysim nueiti, pasižiūrėti, aplankyti. Ai, dar klausimus nufilmuot galima? Prašom. Gerai, ačiū. Pažiūrėkit, kokio grožio šita vieta. Nu ką, einam aplankysim pačius Radvilas į šitą požemį. Gerai, aplankėm Radvilas, keliavam toliau. Dabar visai norėčiau nukeliauti į Lietuvos centrą. To dar nėra buvę. Savo video dar niekad nesustovėjęs su skėčiu. Bet Lietuvoje gyvenam, ne Turkijoje. Ne? A, ne. Ką mes čia aplankėm dabar, papasakok. Labai paprastai. Tai yra Lietuvos Stonehenge'as. Pasižiūrėkit. Toks vat lietuviškasis Stonehenge'ukas. Nedidelis. Akmenys sustatyti ratu. Pabandom įeiti į centrą, gal gausiu kokių stebuklingų galių. Vėjas milžiniškas, lietus lyja. O! Skėtis, man atrodo, ne taip turėtų veikti. O, atgal, gerai.
Tai va, bet esmė pati šito Stonehedge'o net nėra pats Stonehedge'as. Iš tiesų, netgi taip nesivadina, čia tiesiog patys žmonės taip sugalvoja. Va tokia va lentelė yra, pasižiūrėkit. Iš tiesų, pati esmė, kodėl mes esame čia, tai yra Lietuvos geografinis centras. Va čia va atsistoji ir tu esi visiškai Lietuvos centre. Tai va, draugai, patį šiauriausią Lietuvos tašką jau esam aplankę. Dabar aplankėm ir patį centriausią. Lietuvos centras, hebra. Aplankėme Kėdainių senamiestį, aplankėme Rotušę, aplankėme Radvilų mauzoliejų ir atvažiavom į Lietuvos geografinį centrą. Ir dabar oras biški čianais biški pakriko. Apsiniaukia, labai didelis vėjas, lietus lyja. Važiuojam, šalia yra už maždaug 20 km kabantis tiltas. Ten žmonės sako, apsilankykit, labai įdomu. Važiuojam, pažiūrėsim. Negali pasitikėti šiais laikais prognozėm orų. Žadėjo, kad tik vakare blogas oras bus. O čia va visą dieną va tai va. Tai ką, dar 6 kilometriukai iki mūsų kabančio tilto, aplankysim, pasižiūrėsim, gal ir oras pasitaisys per tą laiką. Ir tada bandysim žiūrėti, ką mes čia dar galim aplankyti. Labą dieną. Nu kaip? Sveiki. Labą, nebaisu? Tikrai nebaisu. Ai, čia gal sutvarkyta, lentų supuvusių nebuvo. Ne, jau naujai padaryta. Fantastika. Nudažyta. Oh my god, kaip jisai čia juda. Šiaip upelis labai toksai seklus. Kas sakė, kad ten lentos supuvusios, tai nebėra taip. Bet tai kaip jisai čia supasi. Oh my god. Su vaikais labai šiaip nepatartina čia eiti. Ne. Eina sau. Tu pažiūrėk, kaip jisai galima jį išsupti. Visas žiūrėk supasi. Pasižiūrėkit, kaip jisai supasi. Va šitie va stulpai jie juda. Oho. Va, su dviratuku, normaliai. Eina ir praeina va žmonės. Tai va, hibrytė, kas norit truputėlį ekstrymo, prašom. Ekstrymas iš didžiosios raidės. O mes, kadangi dabar jau orelis šiek tiek jau giedrinasi, kaip įkando košmaras. Aišku, vėjas didžiulis dar. Bandom dar ką nors aplankyti. Taip, dabar yra 3:30. Kol kas prognozės oro rodo, kad turime 2 valandų langą, per kurį nebus audrų ir liūčių. Tai siūlyčiau dabar važiuoti į, kaip ir minėjom, antrą rajoną. Tai nebe Kėdainiai, o Jonava. Pabandom nuvažiuoti dabar į pačią Jonavą, gal netgi pavyks nusipirkti dar magnetėlį tenai. Ir aplankysim tada dar Jonavos rajone esančias įdomiausias vietas. Žodžiu, tas kabantis tiltas dabar yra visiškai surenovuotas, sutvarkytas, visos lentutės pakeistos, kabelis, tas trosas visas yra nudažytas, rankų nebraižo, netepa, viskas labai labai gerai. Bet vis tiek su vaiku šiek tiek per daug pavojinga tenai. Tas siubuoja va šitaip va, turėklų, jokių kraštų nėra, ten va taip va iškristi. Amen. Bet dabar va dar parodysim, koks privažiavimas iki pat šito, nežinau kaip pavadinti, beždžionių tilto. Biškai va pabuksavom dar netgi. Nu, bet esmė tame, kad nereikia čionais eiti kilometrą, viską galima čia davažiuoti. Jeigu mašina aukštesnė, tai labai čiki-piki. Viskas, iki pat tilto galima davažiuoti. Tai va, tai o dabar už 42 km
Jonava, važiuojam. Tai ką jūs savo galvojat, važiuojame savo Kėdainių rajone, jau į Jonavos pusę ir atvažiavam netyčia į Alpes. Bet čia nėra Alpės, čia yra Gipso kalnai. Pasižiūrėkit vaizdelis ko. Milžiniškas kalnas, aš net neįsivaizduoju kokio aukščio jisai. Eiktų savo. Jūs tik pasižiūrėkit, kokio gigantiško dydžio čia yra krūva. Nežinau, ar čia matysis per kamerėlę, bet čia yra milžiniško aukščio kalnai. Wow! Ir dar yra viena gera naujiena. Bandžiau gauti leidimą, siunčiau laišką į įmonę, paprašiau leidimo filmuoti viduj, bet buvo labai gražiai atsakyta, kad ne, negalima. Virš pačios gamyklos yra, nežinau ar matosi per telefoną, neskraidimo zona, bet mes esam va šičia va, Zabėliškės. Tai čia nėra jokių ribojimų dronais skraidyti, tai mes ir prasiskriskim dabar. Tai jūs įsivaizduojat, va čia, ką jūs dabar matot, visą tą kalną, tai čia yra šalutinis produktas. Ten va firma tokia gamina fosforo trąšas ir tos gamybos proceso metu lieka va tokias va šalutinis produktas toksai. Gipsas. Sako, kad aukščiausia vieta yra apie 60 metrų. Per dešimtmečius čia yra sukaupta 10 milijonų tonų fosfogipso. Tai va, tai žodžiu leidimo į vidų ten pasivaikščioti ir pasivažinėti negavau. Nu, tai tik tiek ir te parodysim. Važiuojam toliau. Wow. Kaip Alpės atrodo. Tai ką, draugai, atvažiavom į Žinienų atodangą. Dabar vienintelis dalykas, ką mums reikia pasidaryti, tai išsipurkšti viską nuo vabalų ir uodų, nes apsaugok viešpatie, kas daros. O čia? Ai, kam čia gal? Ja. O, puškė. Atrodo, visas blizgantis dabar būsiu, bet bent jau košmarai nebevalgys. Tai va, dar vienas objektas, kuris įtrauktas į kultūros paveldą. Pirmą kartą nesu buvęs, nežinau ko tikėtis, nuotraukos irgi dažnai apgauna, tai einam pasižiūrėsim realybėj, kaip atrodo, ir tuo pačiu šiek tiek užkasim. Nu tiesiog tobula vieta, žiūrėk. Ir suoliukas, ir staliukas. Ateik ir valgyk savo sveikatėlę. Aha, ir laužavietė. Ir musės nekanda.
Ir tu pasižiūrėk dar su kokiu tobulu vaizdu mes čia valgysim. Eik tu savo, Viliau, tu per kilometrą nuo krašto iškart sakau. Oh my god. O čia tai vaizdelis. Va čia tai mes papuolėm ant gero vaizdelio. Aš noriu iššokti. Taip. Eik ant suoliuko. Dar ir ąžuolas koks milžiniškas. O čia tai variantas. Čia žiauriai status vaizdas. Eik, tu baisu, kad nušliaušiu aš čia. Tai žodžiu, užsisakėm kebabų, sustojom taupydami laiką, tokioj va kevinukiai ir nusipirkom savo maisto pavalgyti. Tai dabar prie to paties ir įvertinsim, kaip čia. Nu, didesnis. Bet man patinka čia maišiukas. Maišelis, žiūrėk, su folija. Ir plokščias, va, patogu valgyti. Nereikia ten, žinai. Nu, ragaujem. Nu, čin. Skanaus. Skonis kinėt. Ja. Nu, labai skanu. Padažas geras. Fantastika, aš netgi pasakyčiau, ne? 10 balų. Turbūt skaniausi kebabai visoje Jonavoje. Jo, visatoje. Visatoje netgi. Tai va, hebrytė, užkandinę 8 linkėjimai. Tobulą. Bendravom su pačiais savininkais, labai šilti ir malonų žmonės. Lygiai taip pat kebabas irgi jaučiasi su meilė padarytas. Tai ačiū labai už labai skanų kebabą. Žinai, kodėl kebabinė yra Kosmonautų gatvė? Nes kosmosas kokie skanūs kebabai. Viliukai, kaip kebabas? Puikiai, 10 balų mėjo. Ne, milijoną balų. Įvertinimas toks. 1 milijonas balų, kaip Viliukas sakė. Eina savo čia, kaip čia statu. Ir kaip mes aukštai realiai. Ten va tolumoj matosi mašinytė maža. Ten tiek mes čia aukštai. Skardis, va toks status. Einam, pažiūrėsim, kas ten viršui. Nieko čia realiai nėra. Iš ten atvažiavam. Kelsiu akis į dangų su tuo daiktu. Kylam. Kilam. Home point updated. Viskanus kebabai buvo. Labai skanus. Važiuojam. Ką čia darai? Skraidom. Va, pažiūrėk, kaip tenai išsišakoja upė. Taip. Tai va taip, žinokit, filmuojam ir tai dėl jūsų, kad jums būtų įdomiau žiūrėti mus. Nu, ir kaip to šitas vaizdelis? Nu, žiauriai faina. Ir ką man primena? Nu. Kaip lyg Šveicarijai būčiau. A ne? Norėčiau Šveicariją. Norėtum į Šveicariją? Jo. Oi, bumbuliukai. Važiuojam į Šveicariją tada. And revealed all the truth, no
escape. Going play. Nu, norėjai į Šveicariją. Prašom, Šveicarija. Kokia čia Šveicarija? O kas negerai? Nu, kokia čia Šveicarija? Aš noriu Londono, noriu Big Beno. Nori Big Beną? Taip. Bus Big Benas. Nori į Londono. Duosimės į tą Londoną, no problemų. Nu, atvažiavom į Londoną. Patenkinta? Čia Londonas? Jo. O tai kur tu nori? Noriu į Paryžių. Į Paryžių. Nu gerai, važiuojam į Paryžių tada. Prašom, katinėlį. Prašom. Paryžius. Ar čia Paryžius? Taip? Nenoriu tokį Paryžių. O ko tu nori? Noriu Veneciją. Važiuojam į Veneciją. Nu va, atvažiavom į tavo Veneciją. Nu, kur mano Venecija? Kur mano gondola? Gondola? Nežinau. Nu, kur gondola? Tai va tiek va miestų aplankėm, būdami Jonavos rajone praktiškai. Pavežioja mane vyras po šalis. Pasivažinėjom po miestus didžiuosius, įdomiausius ir fainiausius. O dabar norėčiau dar nusivežti jūs į vieną vietą, į tokią apleistą sovietinę raketų bazę. Tai neįsivaizduoju, ar ten galima tiesiog atvažiuoti ir pasivaikščiot. Tikiuosi neatsitrenksim į kokius tvoros ar vartus. Bet bandom važiuoti, bandom žiūrėti. Tai susitiksim 9 km nuo Venecijos iki to poligono ar tos aikštelės ar neįsivaizduoju, kas ten yra. Tai ten ir susitiksim. Nu jo, per duobės visas reikia pravažiuoti. Šiaip tik kas įdomu, kaip čia tamsu, pasižiūrėk. Aišku, jau be 28. Be 20 minučių 8, bet, nu, vis tiek čia tas medžiai taip tankiai auga, kad atrodo, kad tamsu čia labai. Nu, gerai, atvažiavom. Dabar laikas apsidairyti, kas čia aplinkui vyksta. Sutikom žmonių aikšteliai, sako, ten yra bunkeriukų. Tai va čia važiuok, bet čia nais eikti savo, čia tokie bunkeriukai. Per šitą gyvatyną reikės čia eiti, ar čia mes galėsim kažką... Ai, va, yra ir toliau. Ten, va, matai, bunkeriukai tie, mažiukai. Bet čia per tą gyvatyną eiti, tai aš nelabai norėčiau. Aš su šortais. Žodžiu, čia labai daug kilometrų, va tai va galima prasukt, pravažiuot. Ir nieko čia tokio stebuklingo ir nepamatysi. Kažkokie va, tiesiog takai, takeliai, čia va kažkam reikėtų per nagus duoti už tokius dalykus, šiukšlinėlius tokius. O šiaip ką galiu pasakyti, čia nepravažiuosi. Nu, miškas, čia yra miškas ir nieko čia nepadarysi. Čia reikia apsirengti normaliai žygio batais, žygio kelnes, mašalai puola iš visų pusių, kad galima būtų normaliai pabraidyti per pievas. Nes čionais yra, nu, nėra turistinė vieta, aš kaip suprantu, čia nėra ta vieta, kur tu gali atvažiuoti, nusipirkti bilietuką ir sveiki, čia raketų bazė. Ne, nieko panašaus, čia yra apleista. Va, keliai netgi užvirtę. Gal ten kažkas ir įdomaus yra, bet užgriuvę ant kelio visiškai. Tokia va betonkė. Per tokias va betonkės čia va ir važinėjai realiai. Ten toliau vėl nežino kas, nepamatysim. Realiai nelabai kas čia ir matosi. Ten va 2 bunkeriukai, sako, yra išlindęs napeliai tokie, bet iki jų daeiti ten per tokius va žabakštynus reikėtų brist. Tai aš nelabai norėčiau to daryti. Reikia greičiau į mašiną sėsti, kol nesuvalgė manęs čia. O, sėdam į mašiną greičiau. Puola mašalai. Well, I know how you want
you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain? Tai ką, draugai, pradėjo lyt čia lietus ir orelis jau pas mus čia sublogo, išnaudojam langą gerą orą. Tai su Jonava tada atsisveikinam, važiuojam namo, parodysim, ką nusipirkom Kėdainiuose, ištrauksime naują rajoną ir atsisveikinsim. Tai susitiksim namie. Čiau, Bambino, su Jonava atsisveikinam. Tai va, draugai, tai kaip žadėjom, grįžom jau iš Jonavos į Vilnių ir ką nusipirkom Kėdainiuose, dabar va iškart ir parodom. Tai čia buvo tokia cukraus vata, bet kadangi Viliukas gale saugojo, kad niekas nepavogtų, tai mes nespėjom spalvos net pamatyti. Bet turbūt skanu buvo, ne? Nu, skonis kaip grybų. Gerai, grybų skonis. Tada toks va šokoladas su džiovintais turbūt agurkais. Čia va tokie va agurkiniai saldainukai. Jie man atrodo keisti. Ir pats svarbiausias dalykas, ką aš ten labai norėjau paragauti, tai yra va toks va gėrimas. Nealkoholinis. Kam tu taip darai? Ir kadangi mes nežinojom, ar jis skanus ar ne, tai paėmėm 4 skardines šito grožio. Tai už šitą maišelį sumokėjome 40 eurų. Taip, dabar traukiame tada sekantį rajoną, kur važiuosime šį arba kitą šeštadienį, jeigu oras leis. Nu ką, mes čia turime savo tą pradžios ir pabaigos urną. O tokia. Čia mūsų dar likę rajonai, dar neaplankyti. Dabar aš ištrauksiu, nes jau jūs traukiat. Nu ne, aš. Pritraukit ten rajoną. Turėsi tuoj, kitą kartą. Aš netraukiu. Nu pažiūrim, kur mano laiminga ranka dabar ištrauks. Žiūrim. Prienų rajonas. Tai va, draugai, tai aplankėm jau va šitiek va rajonų. Va šitiek va jau iš Lietuvos aplankėm. Tai ką, draugai, tai susitiksime Prienų rajone tada sekantį kartą. Čiau, Bambino.